Vermėnų žemės ūkio bendrovės tikslas – gaminti pieną ir gauti kuo daugiau pelno iš šios gamybos. Tačiau tam reikia ne tik išmanymo, palankių rinkos sąlygų, bet ir teisingų augalininkystės technologijų. Vermėnų žemės ūkio bendrovėje maždaug prieš 10-metį buvo daryti dirvožemio tyrimai. Kai kurių mikroelementų, kalio, fosforo buvo pakankamai, kitų kiekiai svyravo. Dar pernai rudenį Albertas Šilkaitis ir jaunas bendrovės agronomas Saulius Šipelis vieningai sutarė, kad reikia atnaujinti dirvožemio tyrimus ir ištirti visus bendrovės laukus. Daugiau kaip pusės tyrimai buvo atlikti praėjusį rudenį ir tai jau pasiteisino. Normas mažinam, nes ganėtinai užtektinai yra dirvožemį, tiek fosforą, kalio, humusingumas irgi geras, vidutinis, nėra labai geras, bet vietom. O pH kaip ir neutralus, šarminė, kažkas tokia. Mažinam normas trąšų. Tai turbūt ūkio ekonomikai tai yra į naudą? Be abejo, kiekvienas pažangus daiktas yra į naudą. Kuliate rapsus. Tai pirmas laukas? Pirmas ir paskutinis, 120 hektarų žieminio rapsų viename lauke. Jūsų visa bendrovė suformuota tokiais dideliais laukais, kaip supratau, ar ne? Taip, mes prieš 20 metų 4 kaimynai sustojant ežius padarėm, kaip aš vadinamą Potsdamo sutartį. Nelyst vienas į kitų laukus ir kai kuriais susikeitėm plotais, kad konsolidavomės ant žodžių nors, bet laikomės jų ir dirbam dabar nuo krašto iki krašto laukai ir nesisukiojam be reikalo. O agronomui tokia konsolidacija turbūt yra labai palanki ir paranki. Tikrai taip. Labai paprastai dirbta, laukai aiškus, plotai dideli ir greičiau darbai vyksta ir viskas labai gerai. O tai derliams atsiliepia? Taip, vienodžiau išdirbama. Savikaina, transportavimas. Kol kas tų didelių jau technologijų neturim, bet jau skaitmeninis kaip ir žemėlapis laukų, tyrimai iš kur paimti jau kompiuterį matom, žiūrim, stebim ir planuojam tręšimus pagal tai ir stengiamės neatitolti nuo tų technologijų. Bendrovėje jau keleri metai naudojamos biologinės priemonės. Tai turi dvejopą naudą. Mažėja cheminių priemonių naudojimas, gerėja dirvožemis. Kokiuose technologijų etapuose jūs jas įvedate? Dažniausiai naudojam nuėmus derlių, kad suardytų, gerint dirvožėmis, ardytų augalinės liekanas ir amalgerolį. Esam naudoję jau prieš keletą metų ir tam pačiam lauke ir stengiamės tos preparatus panaudoti tuose tolimesniuose laukuose, kuriuos sunkiau pasiekia mūsų mėšlas. Nes šiaip tai apie 10% žemės bendrovis paliekam pūdymuoti kasmet ir praeina kraikinis mėšlas per pūdymą. Iš tądien baigto kulti rapsų lauko derlius tikėtina sieks 4,5 tonos iš hektaro. Neblogai, nors bendrovėje, kaip ir visur šiemet, nukentėjo nuo sausros ir pasėliai, ir pievos. Žolės derlius nukentėjo, ypač antras pastebimai šiemet, tai tikimės, kad dabar atlyju žemę, gal trečią žolę gausim normalią. Daugiau nukentėjo vasariniai kviečiai, pasižiūrėjus vaizdą. Miežiai vasariniai šiaip dar neblogai atrodo, bet vasariniai kviečiai mažai kromėjasi, tai eilutės matosi, tai nekoks derlius turėtų būti. Turi tikslą pasidaryti visų laukų tyrimus ir paskui tręšti būtent pagal planus. Taip, įdomu pasižiūrėti, ką mes turim dirvožemį ir ką galim sėti toj vietoj. Ūkyje agronomas, patyręs vadovas ir dar konsultantai, tai ta komanda, ką jinai duoda? Aš kaip ir kiekvienas žmogus senstam, patirties atrodo daugėja, bet mokslas eina į priekį, ne viską pats suspėtum aprėpti, reikia konsultantų protingų, kad užvestų ant gero kelio ir tas tik į naudą. Jums kaip jaunam agronomui? Naujienos, žinios, viskas į priekį, technologijos, tiek žemės ūkį, visur technologijos į priekį. Spėjam, vėjamės tas technologijas ir dirvožemio tyrimai, ir kietumas, ir
ir technika pažangesnė. Šitoje bendrovėje pirmą kartą dirvožėmio tyrimai daryti pernai ir ne kas buvo daryta? Pernai buvo tirta pagrindinių makroelementų kiekis dirvoje, tai fosforas, kalis, pH ir humusas. Pirmą kartą čia mėginiai buvo surenkami mechaniniu būdu. Agronomas Saulius pamatęs, kaip yra paprastai surenkami mėginiai, perpratęs pačią metodiką, suprato, kad gali ir pats pasiimti mėginius iš laukų, pasigamino tam skirtą grąžtą ir dabar mėginius susirenka iš laukų pats, pristato į laboratoriją tik tai analizėm atlikti, taip sutaupo maždaug 50% išlaidų dirvožėmio tyrimams. Šiandien matėme, kad visa mobili laboratorija važiavo per lauką. Taip, nuo šių metų pavasario turim naują automatizuotą ėminių paėmimo įrangą, kurios pagalba apvažiuojama aplink lauką. Kompiuterių pagalba yra lauko kontūrai patalpinami. Tuomet klientui pasirinkus yra suskirstomas laukas į skirtingų dydžių kvadratus ir iš tų kvadratų yra surenkami jungtiniai ėminiai, iš kurių yra atliekama agrocheminė analizė. Nuo šių metų rudens sezoną pasipildė laboratorija naujais tyrimais. Pradėjom tirti mikroelementų kiekį dirvoje. Pradėti tirti geležis, manganas, molibdenas, boras ir kiti gyvybiškai svarbus augalams elementai. Tyrimų rezultatai ūkininkus pasiekė per 3 dienas. Kartu sudaromi maisto medžiagų kiekio žemėlapiai, skaičiuojamos kintamos trąšų normos. Konsultantai atvažiavę paimti dirvožėmio tyrimams išmatuoja ir dirvos kietį. Šis tyrimas parodo, ar dirvožėmis tinkamas formuotis augalo šaknims. Šitam lauke, kaip matėme, dirvožėmio kietis yra labai didelis. Šitą aparatą, penetrometrą, įsmeigiam tik tai iki 15-20 cm gylio. Tai yra iš tikrųjų labai mažai, kadangi ypač rapsų šaknys jos eina labai giliai ir tas kietis jisai turėtų būti kiek įmanoma mažesnis per kiek įmanoma didesnį gylį. Optimalus dirvožėmio kietis yra 1,75 megapaskalio. Padidinti tą dirvožėmio biologinį aktyvumą viena iš geriausių priemonių tai yra biologiniai preparatai, tokie kaip amogerolis, nitrotimas, NPK medžiagas, kurie suaktyvina tuos mikroorganizmus. Ir tai yra taip kaip tešla duonai, kur mielės dirbdamos, jos išpučia tešlą, jinai tampa korėta, tai tas pats yra ir dirvožėmėje. Kaip visose mišriose ūkiuose, taip ir Virmėnų žemės ūkio bendrovėje augalininkystė dirba pienininkystei. Tam skirta praktiškai visa bendrovės žemė per 1000 hektarų. Beveik 250 hektarų pievų, 900 hektarų pasėlių, žolė, grūdai, kukurūzai, viskas naudojama 300 karvių pašerti. Todėl kasdien primelžiama iki 8 tonų pieno. Geram rezultatui pasiekti reikia daug ir kokybiškų pašarų, tad augalininkystei skiriamas nemažesnis dėmesys nei gyvulininkystei.